Susigrąžinkite savo tikruosius gebėjimus. Krajono čenelingas. Mes viską žinome apie jūs ir be galo jūs mylime. Mes žinome, kaip jums nelengva. Kartais jūs jaučiatės kaip šachmatų figūrėlės, stumdomos aplinkybių. Kartais jums rodosi, kad esate aukos, kad šiame pasaulyje nuo jūsų niekas nepriklauso. Brangieji, jūs klystate. Jūs paprasčiausiai nežinote savo galių. Jūs dar neišmokote deramai jomis naudotis. Aš, Krajonas, be perstojo kartuoju šią tiesą. Jums nebūtina jaustis aukomis. Kad ir kas vyktų aplink jūs, siautėtų gamtos stichijos, socialinės ekonominės krizės, technogeninės katastrofos, jūs galite paveikti visas šias situacijas. Jūs galite numalšinti bet kokį uraganą ar štormą. Taip, brangieji, tokia yra tiesa, dvasios tiesa. Jūs darote poveikį aplinkiniam pasauliui, nors ne visada patys tai suvokiate. Pačiu savo buvimu, kai esate harmonijos ir susiliejimo su Dievo meile būsenos, jūs galite suvaldyti bet kokias stichinės galias. Tam jūs turite visas reikalingas savybes, visus instrumentus. Jums suteikti ginklai apsiginti nuo bet kokių bėdų ir nelaimių. Atėjo laikas išmokti naudotis šiais ginklais. Jūs ne aukos, jūs kūrėjai. Jūs gyvenate neramiame pasaulyje. Jūs apima siaubas, kai stichijos užgriūna jūsų miestus ir nušluoja nuo žemės paviršiaus jūsų būstus. Jūs jaučiatės tarsi skiedrelės, blaškomos galingų bangų. Jums atrodo, kad esate bejėgiai, kad nuo jūsų niekas nepriklauso, kad nieko negalite padaryti. Jums belieka susitaikyti su likimu ir maldauti Dievo pagalbos. Noriu, kad gerai įsidėmėtumėte žodžius, kuriuos dabar pasakysiu. Noriu, kad sugertumėte jų prasmę, išgirstumėte ne tik ausimis, bet ir širdimi. Jūsų bejėgiškumas nekas kita kaip iliuzija. Ar žinote, kas esate kiekvienas iš jūsų? Jumise slypi tikras milžinas, pasaulio valdovas. Bet jis miega ir miegodamas mato sapną. Ir sapne jis mato save kaip bejėgį kūdikį, kuris mano, kad nuo jo niekas nepriklauso. Sapne jis gali tik verkti ir skųstis. Sapne jis neprisimena, kad jo valioje atsistoti, išsitiesti visų ūgių, ranka pasiekti žvaigždes ir savame pasaulyje įtvirtinti taiką, ramybę ir tokią harmoniją, kokią tik galima įsivaizduoti. Mylėjai milžinai, mes norime padėti jums atsibusti. Mes norime padėti jums atsiminti savo galias ir pradėti naudotis jomis. Jūsų galia – tai jūsų dvasios galia. Jūsų galia – tai jūsų ketinimo, nusistatymo galia. Jūsų galia – tai jūsų žodžio galia. Sujungę į vieną šias tris galias, įsigyja trigubą dvasios, ketinimo, žodžio galią. Jūs galite daryti stebuklus.
Brangieji, jūs ir esate Dievas. Jums nėra reikalo kelti į dangų rankas ir skųstis vargais. Verčiau kreipkitės į save patį. Tarkite, aš galingas, aš galiu, aš kuriu tokį pasaulį, kokį noriu matyti. Pasaulis paklūsta man. Pasaulis paklūsta mano dvasios jėgai. Pasaulis paklūsta mano ketinimo jėgai. Pasaulis paklūsta mano žodžio jėgai. Pasaulis paklūsta man. Aš kūrėjas. Aš kuriu pasaulį, kuriame viešpatauja šviesa, meilė, harmonija. Ištarę tai, pajausite, kad kažkas pasikeitė jumise ir aplink jūs. Jūs pajausite energijos srautus, kuriuos galite valdyti. Pajusite, kad galite nukreipti šiuos srautus norimą kryptimi į nemalonę situaciją, nelaimės ar katastrofos vietą, ten, kur pasauliui reikia pagalbos. Ir jūs pamatysite, prasidės permainos. Jos prasidės, nes to panorote jūs. Nes jūs esate svarbiausia perkurianti jėga tame pasaulyje, kuriame gyvenate. Jūs nežinojote šito? Jūs nenujautėte jumise slypinčių galimybių? Pats laikas tai sužinoti. Laikas veikti. Laikas panaudoti tas galias. Jums reikia jų. Jų reikia ir žemei. Jų reikia pasauliui. Jūs gelbėjate savo planetą. Jūs atliekate didžią pareigą visatai. Jūs atliekate tą pareigą dar iki galo nesuvokę savo galios. Jūs bundate ir jau visai netrukus visa jūsų galia bus jūsų rankose. Ir tada jūsų planetoje įsigalės žemiškas rojus. Mielieji, mes jau dabar žavimės jumis. Jūs žengiate pirmin nieko nepaisydami. Jūsų kelionė nuostabiai graži, bet ji gali ir ji turi tapti dar nuostabesnė, dar didingesnė. Susigrąžinkite dvasios galią. Prisiminkite, kas jūs iš tikrųjų esate. O esate didinga dieviška būtybė. Prisiminkite, kad už jūsų žmogiško pavidalo slypi angelas. Prisiminkite, kad jūsų žemiškas kūnas tik instrumentas, kurio dėka amžinoji nemirtingoji dvasia veikia materialiame pasaulyje. Prisiminkite, kad jūs pats priėmėte sprendimą leistis į šią žemišką kelionę, kad išspręstumėte didžius uždavinius ir pasiektumėte didžius tikslus. Jūs atliekate kūrėjo, tveriančio rojų žemėje, misiją. Jūs atėjote į žemę vedini didingo tikslo – pakreipti jos raidą visuotinio gėrio link. Kaip angelas, kaip didinga dieviška būtybė, jūs be galo stiprus ir visiškai nepažeidžiamas. Jūs apdovanotas gebėjimo kurti vien minties galia ir ketinimo galia. Jūsų krūtinėje beribė jėga, kurią galite naudoti savo nuožiūrą ir nukreipti ten, kur jums norisi. Tapatinkite su angelu, kuris yra jūsų biologinio apvalkalo viduje. Atminkite, kad būtent jis yra Dievo dalelė, veikianti jūsų kūne ir turinti jūsų vardą.
Atminkite, kokia jėga slypi jumise. Ši jėga leis jums bet kokiomis sąlygomis išsaugoti ramybę ir rimtį. Ši jėga suteiks galimybę išlaikyti dvasios tvirtybę, nesutrikti ir nepulti į paniką, visada priimti tinkamiausius sprendimus. Ši jėga padės neįsitraukti į svetimas emocinės reakcijas, negatyvias mintis bei nuomonės. Ši jėga padės jums susivokti, kas iš tikrųjų vyksta. O vyksta tai, ką jūs pats esate susiplanavęs. Tai, kas daugeliui žmonių atrodo chaosas, iš tikrųjų yra tik laiptelis į tobulesnę tvarką. Atsiminkite tai. Taip pat atsiminkite, kad jūsų santykis su tuo, kas vyksta, gali turėti lemiamos įtakos įvykiams. Kadangi jūs pats ir jūsų mintis labai galingos, tai pasaulyje viskas vyksta atsižvelgiant į tai, ką jūs apie tai galvojate. Jei galvojate, kad aplinkui viešpatauja chaosas, tai tuo pačiu stumėte pasaulį dar didesnio chaoso link. Jei manote, kad viskas vyksta pagal planą, link aukštesnio lygmens tvarkos, taip ir bus. Kodėl jums rodosi, kad pasaulis chaose? Todėl, kad išeina sena energija ir ateina nauja. Permainos ne visada gali vykti neskausmingų kelių. Ten, kur susikaupia daug senų energijų, metaforiškai kalbant, gali sugriūti užtvanka. Gali ištikti kataklizmai ir nelaimės. Taip, brangieji, energija transformuojasi ir tokiais būdais. Nauja energija dabar plūsta į žemę galingų srautų ir tai vyksta pagal jūsų pačių norus. Jūs galite paklausti, bet nejaugi mes patys galėjome suplanuoti visas šias nelaimės ir katastrofas? Nejaugi mes galėjome suplanuoti nelaimės su žmonių aukomis? Juk neretai tokiose katastrofose žūsta daugybė žmonių. Užduodami tokius klausimus, jūs vadovaujate žmogišką logiką, o ne dvasios logiką. Dvasios požiūriu viskas vyksta kitaip. Jūs, žmonės, čia matote tragediją. Dvasiagi mato didingą įvykį. Ji mato, kad įvykis neša didžiulį gėrį visiems. Ir tiems, kurie lieka žemėje, ir tiems, kurie išeina. Visos sielos, nusprendusios išeiti per šiuos kataklizmus, daro tai savo valia. Jų žemiško gyvenimo logika tokia, kad jie negali ramiai ir nuosekliai pereiti į naująją energiją dar šio įsikūnijimo metu. Jie negali transformuoti savęs ir savo energijų, nepereidami mirties slenksčio ir naujojo gimimo slenksčio. Jie vėl įsikūnys žemėje ir įsikūnys labai greitai. Jie ateis pakrauti naujomis energijomis. Jie ateis išsivadavę iš senos karmos. Būtent dėl tokio išsivadavimo jie ir išeina. Jie patys tai pasirinko. Jūs, tie, kurie dabar skaitote ar klausote šių žodžių, padarėte kitokį pasirinkimą. Jūs keičiate savo norų. Jau pereinate į naujas energijas dar per šį įsikūnijimą. Jums nereikia išeiti iš žemės, kad pakeistumėte save. Tai jūsų pasirinkimas. Ir dvasia gerbė tokį pasirinkimą. Dvasia taip pat gerbė pasirinkimą tų, kurie nusprendė išeiti.
nes jie negalėjo transformuoti senųjų energijų kitokiais būdais. Ir jūs pagerbkite jų pasirinkimą. Prisiminkite juos ir laukite jų sugrįžtant, jau kitų pavidalų ir kitos kokybės. Jūs, pasiliekantieji, įsipareigojote atlikti didžiulį darbą, subalansuoti ir transformuoti žemės energijas. Tai jūs darote vien būdami žemėje. Atliekate savo dvasios jėga, savo susitelkimu, ramiai priimdami visą tai, kas vyksta, net ir tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai nepriimtina. Likite ten, kur esate. Kreipkite savo dvasios šviesą ten, kur viešpatauja chaosas, kur vyksta tragedijos. Savo dvasios jėga padėkite atkurti tvarką. Netrukus pamatysite, kad kataklizmai baigėsi, o žemė pražysta puikioje naujoje šviesos, meilės ir harmonijos energijoje. Susigrąžinkite ketinimo galią. Saugodami savo sieloje taiką ir ramybę, jūs galite reikšti ketinimą keisti aplinkinį pasaulį, kad jame taip pat įsiviešpatautų taika ir ramybė. Jūsų ketinimas ne vien paprasta mintis. Tai dvasios jėga ir energija, nukreipta į tam tikrą tikslą. Ketinimas, nusistatymas, pagrindinis kūrimo ir transformacijos instrumentas, duotas jums Dievo. Jūs galite pasinaudoti juo bet kada ir kiekvieną kartą įsitikinsite savo galia ir savo galimybėmis paveikti realybę, transformuoti materialų į pasaulį. Kad ir kas atsitiktų jūsų gyvenime ir aplinkoje, jūs visada galite likti vienas, nugrimsti į ramybės ir atsipalaidavimo būseną, susisiekti su savo dieviškuoju centru ir tarti: aš nukreipiu savo ketinimo galią pertvarkyti šią situaciją. Ir įvardinkite situaciją, kurią ketinate pakeisti, taip, kad tai teiktų didžiausią gėrį dvasiai, man, Žemės planetai, pasauliui ir kitiems žmonėms. Nukreipkite dėmesį į savo vidų, įsiklausykite į save. Taip jūs pažadinsite savo galią. Pajuskite ašį savyje, galingą energijos stulpą, jūsų atramą. Nukreipkite jėgos srautą tą ašimi, kad pakeistumėte situaciją. Taip galite pakeisti bet kokią savo gyvenimo situaciją, taip pat bet kokią situaciją planetoje, net jei ji ir visiškai nesusijusi su jumis asmeniškai. Jūs galite palaikyti ramybę ir harmoniją savo gyvenamoje teritorijoje. Patikėkite, vien savo buvimu jūs galite paveikti stichijas, galite malšinti milžiniškas bangas. Pažinkite savo galias. Sužinokite, kad taip ir yra. Pasitelkite žodžio galią. Jūsų ketinimas, nusistatymas, galinga jėga. Bet yra dar vienas instrumentas, kuris suteikia nusistatymui dar didesnę galią. Be to paremia jį veiksmu. Šis instrumentas – žodis. Žodis – tai ne vien garsai, kuriuos girdite ar tariate. Tai galinga energija ir informacija, o kartu tai yra kuriamoji jėga. Jėga, kurios dėka jūs galite keisti pasaulį. Jūs jau žinote, kad mintis yra energija. Žodis, ypač garsiai ištartas žodis,
yra dar galingesnė energija. Garsiai reikšdami savo nusistatymą, jūs paskelbėte jį pasauliui. Jūs dovanojate balsą savo dvasiai. Garsiai išreikštų nusistatymų, dvasia įtvirtina savo kūrybinę perkuriamąją jėgą. Garsiai išreikštas nusistatymas – tai veiksmas skirtas pakeisti pasaulį. Balsu sakykite, ko jūs norite. Drąsiai ir atvirai skelbkite tas savybės, kurias norite turėti. Žodžio ir nusistatymo galios dėka galite reikalauti sveikatos, turto, jaunatviškumo, savo problemų išryšimo, taikos ir gerovės savo artimiesiems ir visam pasauliui. Tai, ką jūs ištarėte, tampa jūsų realybė. Jūs dar nepripažįstate šitos tiesos? Pripažinkite, įsisąmoninkite šią tiesą, brangieji. Įsiklausykite į žodžius, kuriuos tarėte. Ir jūs pamatysite, jūs patys sukūrėte savo pasaulį šiais žodžiais. Žodžius, kurie nustojo kurti jums naudą, pakeiskite kitais, tokiais, kurie atneš jums ramybę ir harmoniją. Laikai keičiasi ir kartais keičiasi labai greitai. Jūs patys esate šio proceso liudininkai. Ir žinokite, kad ir kas atsitiktų, jūsų galia didėja kiekvieną dieną. Jei aplink vyksta tai, kas jums nepatinka, vadinasi, atėjo laikas tai sustabdyti, pakeisti. Atėjo laikas suvokti, visa, kas vyksta, priklauso nuo jūsų. Ir jei jūs tarsite ne chaosui ir taip harmonijai, chaosas išnyks ir įsiviešpataus harmonija. Taip ir yra. O štai kaip šį rajono pranešimą pakomentavo jį priėmęs kontaktuotojas Lee Carolas. Žodis ne vien garsas, tai kūrybinis veiksmas. Tai tikras, veiksmingas tikrovės perkūrimo instrumentas. Daugeliui mūsų iš pradžių sunku suprasti, kodėl būtinai turime reikšti nusistatymą arba ketinimą garsiai. Kodėl afirmacijas reikia tarti garsiai? Kodėl su Dievu reikia kalbėti garsiai? Juk jis ir be to žino visus mūsų poreikius. Bet pamažu iš šios klausimus plaukia atsakymai ir situacija vis labiau aiškėjo. Reikalas tas, kad mes jau gyvename naujose energijose. Laikai keičiasi. Tai ne kartą yra pabrėžęs Krajonas. Šių naujų energijų sąlygomis mes vis labiau tampame kūrėjais, panašiais į Dievą. Mums jau nereikia prašyti jo malonės, todėl kad mes patys galime sukurti viską, ko mums reikia, panaudodami mūsų pačių dieviškosios dvasios galią. Dievas iš tiesų žino mūsų poreikius. Daugelis jau pastebėjo, kad išsipildo net ir tie mūsų norai, kurių mes garsiai neišreiškiame. Kartais užtenka tik pagalvoti, net ir probėgšmiais, ir noras išsipildo. Bet tai paprastai atsitinka tokiais atvejais, kai mūsų noras labai stiprus ir susijęs su gyvybiniais mūsų poreikiais. Bet juk mes galime turėti ir tokių norų, kurie nėra asmeniški, arba tokie, apie kuriuos nepagalvodavome ir nepareikšdavome jų Dievui, net ir mintise. Bet mes galime realizuoti net ir tokius norus. Kaip tik čia mums gali padėti žodžio galia. Žodis tokioje situacijoje tai ne vien kreipimasis į Dievą,
tai kūrybos instrumentas. Mes ne vien sakome, ko norime, mes kūrime pačių žodžių tarimo veiksmų. Tokia dvasios realybė ne visada suprantama mums, žmonėms. Juk mes įpratę manyti, kad žodis tai paprasčiausias garsų rinkinys. Mintis, kad žodis yra kūrybos instrumentas, mums visiškai neįprasta. O tai kaip tik ir yra instrumentas. Įsivaizduokite, kad mūsų materialus pasaulis neapdorotas molis. Bet mes, žmonės, galime iš šio molio nulipdyti bet ką. Tam mes turime instrumentų. Triguba galia, savotiška žmogiškoji trejybė, dvasia, nusistatymas arba ketinimas ir žodis atstoja ir keramiko žiedimo skritulį, ir skulptoriaus kaltą, ir dailininko teptuką. Tai instrumentai, kuriais mes lipdome savo realybę. Ir jei jūs, nusiraminę ir susijungę su savo dieviškųjų centru, sakote, aš noriu, kad ten, kitoje šalyje, nurimtų stichijos ir įsiviešpatautų taika, jūs tuo pačiu tramdote stichijas ir padedate įsiviešpatauti taikai. O jeigu tokius pačius žodžius taria ne vienas, o daugelis žmonių, tada žodžio galia stiprėja geometrinė progresija. O jais reiškiamas noras realizuojasi keleriopai greičiau. Imkime siųsti savo šviesą į tamsiausias pasaulio vietas. Kiekvienas iš mūsų didelė jėga, o visi kartu mes esame milžiniška, neįveikiama jėga. Mes galime pakeisti mūsų pasaulį.